Sveiki. Pavasarėja, šiltėja, na ką šiandien veiksim? Gal pagulėsim? O gal... Ne, gal geriau padirbėkim. Taip, atsisėdam. Keliam volą į viršų. Įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam į šoną ir įkvepiam. Leidžiam į kitą pusę. Įkvepiam, iškvepiam. Ir įkvepiam, iškvepiam. Dabar leidžiam volą žemyn ir denam rankomis į priekį. Grįžtam ir stengiamės apvalindamos nugarą, taip, netiesią nugarą kelt, vėl nusileidžiam žemyn. Kiek išeina rankomis volą ridenam į priekį. Rankos ištemptos, įtemptos, pirštų galiukais volą laikot, pirštų galiukais. Ir nuo nugaros apačios pirštų galiukais ridenam volą prie savęs. Keliam volą į viršų, sukeičiam kojas į kitą pusę, įkvepiam ir leidžiamės į šoną. Įkvepiam į kitą pusę, įkvepiam, iškvepiam ir įkvepiam. Iškvepiam. Dabar į sulenktų kojų pusę leidžiam volą ir ridenam į priekį. Turim jausti šone tempimą, vėlgi ridenam, kiek išeina toli volą ir pasilaikom. Ridenam volą prie savęs. Pasiemam, įkvepiam, vėl sukeičiam kojas į kitą pusę, leidžiam volą žemyn, ridenam į priekį. Giliai įkvepiam, išsitiesiam ir dedam blauzdas ant volą. Panašiai ties viduriu volas. Rankų padėtį raskit pagal save ir pakylam. Važiuojam į priekį, atgal. Jeigu jaučiat, kad nieko nejaučiat, gali dėti koją ant kojos, ar ne? Padidinam spaudimą, bet, na, kažkaip tai atrodo, kad jaučiat. Taip, dar 3, 4 ir 5. Gerai, leidžiam šiek tiek atsipalaiduoti rankom. Lygiai taip pat mes dabar pasukim pėdas į šalis ir pavažiuojam vieną blauzdos pusę, pasukam pėdą į kitą pusę, ir taip dar kartą į vieną ir kitą pusę. Gerai, nusileidžiam, važiuojam į viršų, dabar ties šlaunies viduriu. Ir lygiai taip pat stengiamės iki kelių pavažiuoti. Pavažiuojam iki kelių ir į viršų. Visą raumenį išvaluojam. Čia toks sportinis masažas, nes aišku turi dirbti ir visas mūsų kūnas, viršutinė kūno dalis, kad mus išlaikyta.
dar 5. Bet jeigu jaučiat, kad jau sunku arba nebenorit masažuotis, galite ilsėtis. Turbūt rankos labiau pavargo, ne? Gerai. Kylame viršų, sėdmuo. Dabar abi kojos sulenktos ir šiek tiek į šalį. Pasistengkit per vieną, kadangi šonų labiau ir ant vienos sėdmens pusės svorį pernešam. Ir nežinau, ar galit už kojas, atraskit padėtį, ar šonę laikytis, ar už kojas. Ir tai pavažiuojam, pasistengkit pavažiuoti aukščiau, nes kartais būna toks pakankamai nesmagus taškas viršutiniai sėdmens daly. Bet ir tai nėra labai smagu, ar ne, kai taip ant vienos pusės. Jeigu galit, dėkit koją ant kojos, prisilaikykit. Na, tai nepadidins labai stipriai, bet gal atrasit kokius taškus neužjaustus. Ir jeigu atrandat, tai šiek tiek pasilaikom. Niekur šiandien neskubam, šiek tiek pasilaikom, pabandom išspausti tą tašką. Aišku, jis nėra malonus. Veido išraiškos neįtin malonios. Gerai, dar kelis kartus, kokius 3 kartus pavažiuojam. Gerai, keičiam kitą sėdmens pusę. Pirmiausia, taip pat šiek tiek paguldytomis kojomis ir per visą sėdmenį pavažiuojam. Ir kaip sakau, pasistengiam šiek tiek netgi žemiau ties klubu pavažiuoti. Dabar, jeigu jaučiat ir kitoj pusėje kažkur tai tokį nemalonų tašką, pasilaikom. Dedam pėdą ant kelio ir ieškom tų taškų. Gerai. Taip. Pasiverčiam ant 4. Vėl volą leidžiam panašiai ties viduriu šlaunies. Nusileidžiam ant sulenktų rankų ir dabar vėlgi važiuojam į priekį. Ir pasistengkit nuvažiuoti žemyn panašiai sulig keliais, kad vėlgi visą raumenį išvoluotume. Vėlgi, jeigu jaučiat, kad mažai spaudimo, galit koją ant kojos uždėti. Ir labiau vieną koją spaudimą padidinę pamasažuosim. Keist kitą.
Gerai. Dabar pasitraukiam volą į šalį ir vieną koją remsim. Masažuosim labiau viršutinę dalį. Nusileidžiam. Taip, kitą koją. Jeigu norite gauti visą mūsų vaizdo įrašą, parašykite mums asmeninę žinutę ir mes atsiųsime jums prisijungimus. O dabar dalinkitės, laikinkit mus, kad mes jums patinkam, jūsų draugams patinkam, kad kuo daugiau mūsų pamatytų kiti. Na, aš labai tikiuosi, kad jums patiko, o jeigu kas dirbote be volo, labai tikiuosi, kad kitam kartui susigundėt ir norėsit išbandyti. Tai iš tikrųjų tokia praktiška priemonė, jūs galite ją naudoti kaip savimasažą namuose. Jeigu bus poreikis, mes galim padaryti tokį trumpą savimasažo pamoką su šiuo volu. Iki.